Šiandien biškai sergam vyrų gripas, tai papasakosiu biškutį apie gyvenamo vietos deklaraciją, nes aš esu Lietuvoje priregistruotas, niekada nebuvau išregistravęs. Tai kai grįžau ir atsidariau banko sąskaitą, vienu žodžiu, biškai nustebino, nes Sodra iš karto skaičiavo 5,5 tūkstančio eurų už PSD. Bet čia tik paskui įsiaiškinau, bet iš tikrųjų ten, man atrodo, išmeta, kad kažkokio antstolių kontora skaičiavo 5,5 tūkstančio. Tai paskui tik tai paguglinęs ten tą pavadinimą supratau, kad čia Sodra nori kažką reikalų su manim turėti. Tai vienu žodžiu, jeigu galvojat, kad į Lietuvą grįžti, tai rekomenduočiau pasižiūrėti, ar jis prisideklaravę vietą ar neprisideklaravę, jei taip. Jeigu taip, tai patarčiau išsideklaruoti, jeigu liksit čia UK, o jeigu galvojat grįžti į Lietuvą, tai man atrodo viską galima susitvarkyti. Tai aš kituose videose daugiau papasakosiu, kaip čia viskas gavosi.